esu Jelena Stankevičienė, dirbu verslo vadybos fakultete ir tie 3 dėstytojai, kurie buvo prieš tai irgi iš verslo vadybos fakulteto, tai aš dirbu finansų inžinerijos katedroje ir mano pagrindinis dalykas, kurį aš dėstu, tai yra, aišku, finansai, daug dalykų susijusių su finansais. Tai pradedant nuo finansinių sprendimų pagrindų, verslo finansai, finansų valdymo, rizikos valdymo ir taip toliau, ir taip toliau. Vertės inžinierijos, toks paskutinis dalykas, kuris yra dėstomas, yra ekonomikos inžinerija, kuri yra dėstoma doktorantams. Ir šiandien mes irgi pakalbėsim apie finansus ir viena iš mūsų specialybių yra programų, yra finansų inžinerija. Kas kada nors girdėjo apie finansų inžineriją? Pakelkit rankas. O kas nors girdėjo apie finansus? Tai kiek yra 1, 2, 3, 4, 5, tai 6, gerai 7, 8 žmonės, tai girdėjo apie finansus, nieko nežino. O kaip manot, kada finansų inžinerija atsirado pasaulyje arba Lietuvoje, kokie yra spėjimai? Kaip? Neseniai, neseniai tai kada pagalvoti? Paulius turi atsakymą. Kada? Kada valiuta išėjo. Kada valiuta išėjo. Kaip? Iš tikrųjų, neseniai, jeigu jūs ten truputėlį patikslintumėt, kas yra neseniai, 2 metai. Truputėlį daugiau. Taip, bet Lietuvoje finansų inžinerija iš tikrųjų atsirado labai neseniai. Pirmą kartą įstatyme paminėtas tas dalykas yra 2006 metais, aš tam truputėlį parodysiu tai, bet mūsų universitete finansų inžinerijos katedra buvo įkurta 2004 metais. Ir tada Google vienintelę nuorodą lietuvių kalba, kai įvedė finansų inžineriją, duodavo į mūsų universitetą, į mūsų katedrą. Daugiau mes buvom pirmieji Lietuvoje, kurie įvedė tą terminą Lietuvoje, panaudojo, įkūrėm katedrą ir pas mus yra susikūrusi gana stipri finansų inžinerijos mokykla, labai daug apsiginusių daktarų, mokslo daktarų, jau docentų, profesorių, kurie dirba toj srity. Ir todėl mes ir pradėjom užpraeitais metais finansų inžinerijos programą, magistrantūros programą, o praeitais metais pas mus pirmas buvo stojimas į finansų inžinerijos programą bakalauro studijose. Tai šiandien mes ir pakalbėsim apie finansų inžineriją, bet finansų inžinerija yra gana sudėtingas dalykas. Tai prieš tai pirmą reikia žinoti kažką tai apie finansus. Tai prieš pradedant kalbėti apie finansus, dar mes galėtume toliau apie finansus pakalbėti. Aš manau, kad jūs apie finansus kažką tai jau žinote. Ir mes tokį padarysim testuką. Taip, patikrinsim savo žinias, ką mes jau žinome apie finansus. Taip, tai čia yra 10 klausimų. Turit tušinukus, taip, visi. Pažymėkit taip, kad jums būtų aišku, kurį jūs tam pažymėt. Kaip, ar sunku buvo? Sunku. Kas mano, kad atsakė visus 10 klausimų teisingai? Į 8. 1. Kas mano, kad į 5 tai jau tikrai teisingai atsakiau? 1, 2, 3, gerai, 4. Kas mano, kad bent į 2 tai jau tikrai? Ok. Gerai. Ar buvo tokių žodžių, kurių niekada negirdėjau? Buvo. Tokie sudėtingi, taip? Tai gerai, tai reiškia, kad teisingų kelių einant, nes jeigu neeinat tą studijuoti, ką jau viską girdėjo, tai nėra tą ką veikti. Tai reiškia, yra ką pastudijuoti. Tai turbūt įdomu žinoti atsakymus, ar ne? Pasitikrinti kiek tam, gerai? Gerai, pirmas klausimas. Kokie yra žodžio finansai kilmė? Ir 4 atsakymai yra pinigai, piniginiai santykiai, finansiniai ištekliai, lėšos. Gerai. Kiek pas mus pasirinko A? 2. B. Kas pasirinko piniginiai santykiai? 1, 2, 3, 4. Kas pasirinko C? Finansiniai ištekliai? 1, 2, 3, 4, 5.
kas pasirinko D lėšos? 1. Tai laimėjo C, dauguma pasirinko C, bet iš tikrųjų teisingas atsakymas, žinot, kuris? Ne, C pasirinko dauguma. Žinot, kaip Seime balsuoja, dauguma prabalsavo, teisingas atsakymas yra C, bet iš tikrųjų teisingas yra A. Pinigai. Taip, pats žodis finansai yra kilęs nuo žodžio pinigai, yra tokios 3 pagrindinės versijos, iš kur kilęs yra žodis finansai. Ir kiekvienos ten šalis ir skirtingos tautos mano, kad toks svarbus žodis, tai iš jų kalbos yra kilęs. Tai pirma yra versija, kad nuo angliško žodžio fine, kai reiškia bauda, piniginė bausmė. Vokiečiai mano, kad nuo jų žodžio finte, kai reiškia gudrus suktas. Bet tokia pagrindinė versija, kuri dažniausiai yra sutinkama finansų literatūroje, tai nuo latiniško arba prancūziško žodžių, ten skirtingos yra versijos, bet tos kalbos yra viena iš kitos išeinančios, tai nuo žodžio finer baigti, apskaičiuoti iki pabaigos. Ir žodis finansai, aišku, reiškia pinigai, pirminė jo tokia kilmė ir viskas, kas yra susijęs su pinigais, tai mes kalbam apie finansus. Kai mes kalbam apie, pavyzdžiui, apie valstybės finansus, tai kalbam apie valstybės pinigus. Kai kalbam apie asmeninius finansus, tai kalbam apie asmens arba žmogaus pinigus. Taip? Ir ilgą laiką tas žodis finansai reiškia tik tai vien pinigus. Kol pinigai per gal tokius paskutinius 10 mečius arba 20 metų, ta sąvoka pinigai, jeigu turėjote ekonomiką, tai mokykloje jau turėjo tokį dalyką, pradėjo labai plėstis. Ir ten atsirado elektroniniai pinigai, pinigų pakaitalai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar finansų valdymas iš tikrųjų reiškia daug kitų dalykų, ne tik tai pinigus, ir prasiplėtė tą sąvoką. O finansų inžinierija dar labiau praplečia tą suvokimą apie pinigus, pinigų, visokiausius piniginius instrumentus arba finansinius instrumentus ir išvestinius finansinius instrumentus. Tai tas antras mūsų klausimas, koks yra pagrindinis finansų valdymo tikslas? Kam? Taip? Yra 4 atsakymai. A. Priimti pagrįstus valdymo sprendimus. A. Tai kiek yra čia pas mus atsakiusi? 1, 2. Gerai. B. Analizuoti įmonės finansinius rodiklius. 1, 2, 3, 4. Gerai. Didinti įmonės pelną. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Laimė kaip visada. Didinti savininkų turtą. Niekas nepasirinko tokio atsakymo. Tai laimėjo vėl C, tai pirmą vietą užėmė. Kaip manot, kuris yra teisingas? C. Iš tikrųjų, A, B ir C atsakymai nėra neteisingi atsakymai. Bet jie yra tik tai tarpiniai pagrindiniai finansų valdymo tikslui pasiekti. Taip, nes tam, kad mes priimtume pagrįstus valdymo sprendimus, mes turim turėti kažkokią tai informaciją. Tai kaip ir gydytojas, tam, kad priimti sprendimą jūs gydyti ar ne, jūs sveikas ar ten sergat, vis tiek pamatuoja jums spaudimą, ten kraujo tyrimą padaro ir tada nusprendžia, pamatuoja temperatūrą, turi tam tikrus kažkokius tai rodiklius, indikatorius ir pagal tai nusprendžia, ar jūs ten sergat ar ne. Taip ir įmonėje. Tai pagrindinė ta informacija, apie kurią mes nusprendžiam kažkokius tai sprendimus priimam, tai remiantis finansiniais rodikliais. Viską tai, kaip priimam pagrįstus ir gerus valdymo sprendimus, įmonės pelnas didėja. Taip, bet įmonės pelnas turi didėti taip, kad didėtų savininkų turtas. Nes kas pagrindinis žmogus yra įmonėje? Savininkas. Taip. Ir ta problema yra labai tokia, gal ir nebūtų visiškai problema, jeigu tas savininkas ir įmonės vadovas, jie ten būtų tas pats. Nes Lietuvoje pagrindė labai daug yra smulkaus ir vidutinio verslo, 90% įmonių sudaro tokias smulkaus ir vidutinio verslo įmonės ir ten dažniausiai yra vienas žmogus, kuris yra pats savininkas ir vadovas. Tada jam nekyla jokių prieštaravimų, jisai siekia tų pačių tikslų.
taip, bet jeigu yra didelės įmonės, ten korporacijos, taip, tai ten jau iškart kyla, nes gali būti akcininkų arba savininkų labai daug ir įmonės turi, pavyzdžiui, 1 milijoną akcijų, tai iš esmės gali būti ir 1 milijonas savininkų, taip, kurie tada pasamdo kažkokį tai direktorių, kuris valdo tą įmonę ir siekia tų tikslų, kurie yra reikalingi savininkams. Taip? Ir tada yra labai svarbu, kad įmonės pelnas didėtų taip, kad didėtų savininkų turtas. Taip, ir tada, aš tada dar vieną jums duosiu užduotėlę tokiam, prieš tai mes pakalbėsime apie 3 klausimą. Koks yra įmonės santykinis finansinis rezultatas? Taip, atsimenam, kad pagrindinis yra savininkas. Taip, taip, kas pasirinko A, pelnas? 1, 2, 3, 4, gerai. Pelningumas 1, 2. Kapitalo grąža 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, B dividendai. Aha, niekas nepasirinko. C laimėjo, bet iš tikrųjų C yra ir teisingas atsakymas. Tai atsakant į šitą klausimą, 2 atsakymai iškart buvo neteisingi, nes čia yra santykinis finansinis rezultatas. Tai jūs žinot, kad yra absoliutus skaičiai ir santykiniai. Tai absoliutus, nuo kurie matuojami, pavyzdžiui, vienetais, ten eurais, dar kažkokiais, tai ten, eurais, ten doleriais matuojami, taip toliau. O santykiniai, kur padalina vieną skaičių iš kito ir turim tam tikrą, pavyzdžiui, procentą. Tai iš šitų rodiklių, kaip manot, kurie yra santykiniai, kurie yra absoliutus? Kaip manot, kurie yra absoliutus? Kurie pamatuojami eurais? Pelnas teisingai A, o antras koks? D. Teisingai sakyti. Dividendai. Tai santykiniai galima buvo rinktis tik tai iš B ir C. Taip, nes santykinis finansinis rezultatas. Tai tas B rezultatas, pelningumas, atsimenat, pelno didėjimo pamatuoja, o C kapitalo grąža pamatuoja savininko turto padidėjimą. Taip? Nes, tarkim, yra 2 įmonės, A įmonė ir įmonė B. Ir žinot, kad kiekviena įmonė turi tam tikrą turtą. Ir įmonė A ir B turi vienodą turtą, 10 000 eurų. Kaip manote, kuri šitų įmonių yra geresnė? Kaip? Lygios. Nes per mažai duomenų, taip, mes žinom tik tai turtą, gal kažkas tai kitai, jeigu žinotumėt, gal būtų taip. Kitaip. Taip, tai jeigu yra turtas, ten įmonė yra pagrindinė tokia finansinė ataskaita, kur įmonė pasižiūri, kaip jinai atrodo, tai vadinasi ta ataskaita, gal kas nors žino? Balansas, ar girdėjot? Girdėjot, balansas. Tai balansai yra vienoj pusėje yra turtas, o kitoje yra pusėje yra įmonės savininkų nuosavybė. Ir įsipareigoja. Ką tai reiškia? Kad dalį savininkai įnešė į tą įmonę, o dalis yra kažkokie tai skolos arba iš kažkur tai paskolintas kapitalas. Taip? Tai įmonėje A savininkų nuosavybė sudaro 7,5 tūkstančio eurų ir 2,5 tūkstančių yra skolos. Įmonėje B 2,5 tūkstančių sudaro savininkų nuosavybę ir 7,5 tūkstančių sudaro įsipareigojimai arba skolos. Kaip manote, kuri įmonė yra geresnė? O kas mano B? Nu gerai, kas už A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, jums už A, ne? 7. Gerai. Už A 7. Kas už B? 1, 2, 3, 4. Matė?
Kaip manote, kodėl jinai yra geresnė? Nu, jūs kažkaip priėmėte tą sprendimą, kad A yra geresnė. Kokie yra argumentai? Ne tiek daug skolų. Ne tiek daug skolų. Taip, skolos. Kodėl tai yra gerai? Kaip? Daugiau pelno. Nu, to, ar savininkas... Mažiau įsipareigojimo. Nu jo, mažiau įsipareigojimo. Nu, pelno mes čia nematom. Pelno truputėlį pakalbėsim vėliau, bet jo iš balansų nesimato. Tai mes negalim nieko pasakyti apie pelną. Mažiau įsipareigojimo. Kodėl tai yra gerai? Rizika mažesnė. O, labai gerai, rizika yra mažesnė. O kodėl gerai, kad rizika yra mažesnė? Mažesnė yra bankroto tikimybė. Taip? Tikimybė mažesnė. Taip. Kas čia pasisakė už įmonę B? Dabar jūsų argumentai, kodėl įmonė B yra geresnė. Gal savininkas, kad ir turi žinoti, kaip elgtis su pinigais. Labai geras argumentas. Aš tai vardinčiau, įmonės valdymas yra gana aukšto lygio, tas savininkas, taip. Aš taip vadinčiau vadybą. Nes, nu pažiūrėkit, B įmonės savininkai arba tam valdytojai sugebėjo patys investuodami tik tai 2,5 tūkstančio eurų pritraukti 3 kart daugiau lėšų. Jie sugebėjo, reiškia, įtikinti bankai, reiškia, jų turėjo verslo kažkokią tai projektą žymiai geresnį, nes atsirado kitų investuotojų, kurie investavo žymiai daugiau pinigų, negu jie patys investavo į tą verslą. Labai geras. Dar. Nu, 3 buvo čia pasisakė. Ar kiek? 4. Galima sakyti, mėgsta rizikuoti. Mėgsta rizikuoti, ja? Kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. Geras argumentas, taip. Gerai. Rizika. Dar. Jūratė. Nu, gerai. Čia vat kažkas tai sakė, kaip jūsų vardas apie pelną sakė? Aš. Nu. Aidas. Vladas. Vladas. Nu, Vladas mums sakė apie pelną. Nu, gerai. Ir antra ataskaita, labai gerai čia Vladas pasakė, antra ataskaita, kur matosi vat įmonės pelnas. Nu, atsiverčiam tą ataskaitą pabaigoj metų ir žiūrim, kad įmonė ir A ir B užsidirbo grynojo pelno už praėjusius metus vienodai. 30 tūkstančių eurų. Ar pasikeitė jūsų nuomonė? Kaip? Pasikeitė? Kodėl? Nes B įmonė per tos pačius metus užsidirbo daugiau. Jūs jau čia perėjate, taip? Vienas. Taip, taip. Nes B įmonė per tos metus užsidirbo žymiai daugiau. Žymiai 5 tūkstančiai. Kaip? 5 tūkstančiai daugiau užsidirbo. Iš čia būdai paskaičiavot 5 tūkstančius. Bet ne taip reikia skaičiuoti, aš tai parodysiu, kaip reikia skaičiuoti, bet jūs labai teisingai mąstate. Gerai. Dar kas ką mato? Ar gal dar kieno nors nuomonė pasikeitė? Nu, perėjot iš vienos. Kitą bloką. Ne, pasikeitė. Kaip jūsų vardas ten? Edgaras. Nu, va, Edgaras teisingai pasakė. Taip, teisingai labai Edgaras mąsto. Tam, kad mes galėtume pažiūrėti kapitalo grąžą, atsimenat, koks yra pagrindinis finansų valdymo tikslas? Didinti savininko turtą. Taip? Tai tas rodiklis, kuris parodo, ar savininko turtas padidėja, yra tik toks vadinamas, nu, angliškai žymėsi ROE rodiklis, negirdėjote kada? Return on equity. Arba savininko nusavybės grąža. Taip, angliškai. Nu, ir jisai apskaičiuojamas taip. Grynasis pelnas yra padalintas iš savininkų nuosavybės. Tai dabar, jeigu mes paskaičiuojame savo lygį įmonei A. Taip, tai įmonė A grynojo pelno uždirbo 30 tūkstančių. Savininkų nuosavybės yra 7,5 tūkstančių. Ir gaunam kiek? Kiek? 4. O, labai gražiai skaičiuoti.
investuotam eurui nuosavo kapitalo metų pabaigoje uždirbo 4 eurus grąžos. Dabar įmonės B savininkai nuosavo kapitalo grąža. Įmonė B irgi uždirbo 30 000 eurų. Įmonės B savininkų nusavybė yra 2,5 tūkstančio. Kiek čia gaunam? 12. Kaip skaičiuoja? Geriau negu studentai. Telefoną ieško. Gerai. Ką tai reiškia? Kad B įmonės savininkai, tai jūs gal teikit arčiau, tai nesimato. Gerai. Ar šviesus? Gerai. Įmonės B savininkai kiekvienam eurui nuosavo kapitalo investuoto metų pradžioj, metų pabaigoje uždirbo 12 eurų grąžos. Klausimas dabar toks. Kokios įmonės savininkai jūs norėtumėt būti? Kas norėtų B? Pasakykime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiek dar? Aha, kas norėtų vis tiek įmonės A būti savininkais? Niekas nenori jų? A norėtumėt, ne? Aš. Kas? Ne? Taip. Bet iš tikrųjų, kaip jūsų vardas? Mama? Aha. Valdas. Valdas. Valdas čia labai gerai pasakė, kad įmonės... Jūs pasakėte apie riziką, taip? Mėgsta rizikuoti. Iš tikrųjų, atsakyti į tokį klausimą, kurios įmonės savininkais jūs labiau norėtumėt būti, ne? Gana yra sudėtinga. Nors įmonė B uždirbo žymiai daugiau, nuosavo kapitalo grąža yra žymiai didesnė, bet rizika žymiai yra didesnė, kad jie bankrutuos. Taip? Jų veiklos rizika yra žymiai didesnė. Tai A įmonė, jeigu pagal tą patarlę, tai įmonė A tas žvirblis rankoj, kurį jūs tikrai jau turėsit, o įmonė B labiau tas briedis laukuose. Tai ar jūs būsit, tai jeigu jūs norit būti tokios įmonės savininkai, kurie yra, užtikrintai, uždirba tam tikrus pinigus, bet nelabai rizikuoja, bet užtikrintai gauna tą savo gražą, o B įmonės tai labiau linkia rizikuoti ir neaišku, ar jie iš tikrųjų uždirbs ar ne. Mano manymu, kad jiems labiau pasisekė tais metais uždirbti 30 000 ir gal kitais metais visai taip ir nebebus. Tai tas atsakymas yra gana sudėtingas. O kaip manote iš banko pusės, kad jeigu įmonė A ir B ateitų į banką ir prašytų paskolos, kuri įmonė būtų geresnė banko atžvilgiu? A. Kodėl? Stabilesnė. Dar kodėl? Nėra išsiskolinus. Jo, nėra išsiskolinus, teisingai. Ta prasme, jinai turi daugiau nuosavo kapitalo padengti tuos įsipareigojimus. Taip? Tai įmonei B beveik nėra, nes to nuosavo kapitalo neužtenka dabartinių įsipareigojimų padengti. Taip, tai vargu ar bankas skolintų tokia įmonė. Tai B įmonės problema yra tokia bus, kad jiems bus sudėtinga pritraukti papildomą kapitalą, apyvartinį kapitalą vykdyti savo veiklą. Taip, tai iš banko pozicijos, kur įmonė yra geresnė? A, taip. O dabar, jeigu jūs būtumėt, būtumėt verslo partneriais, taip? Kaip manote, su kuria įmonė jums būtų geriau bendradarbiauti, su įmonė A ar B? A. Tarkim, jūs perkat iš įmonės A kažką, tarkim, įmonė A gamina vieną produktą, jūs savo gamyboje naudojat tą produktą, arba jūs parduodat tai įmonei kažką tai. Kaip manote, su kuria įmonė būtų geriau bendradarbiauti? Čia kažkas tai sakė, su įmonė A. Taip, o kodėl?
visa ta situacija paaštrėja tada, jeigu įmonė yra jūsų vienintelis, tarkim, pirkėjas. Taip, jūs viską, ką gaminat, parduodat tik tai vienam pirkėjui ir ta įmonė A. Jeigu jinai bankrutuoja, jūs tai dar nebankrutuojat, bet jums jau reikia kažką tai daryti, nes pirkėjas dingo, reikia iškoti kažkur tai naujo. Arba situacija paaštrėja, jeigu jūs perkat kažką tai ir ta įmonė yra vienintelis tiekėjas tos, nežinau, prekės, produkcijos ar paslaugos. Taip, tai jeigu ta įmonė bankrutuoja, jūs tai dar nebankrutavote, taip, bet jums tada reikia ieškoti, iš kur pirkti kažkokį tai jūsų žaliavą arba medžiagas tam, kad padengti tą praradimą, kad įmonė bankrutavo. Tai aišku, stabilesnis partneris visada įmonė A. Gerai, dar vienas klausimas. O kokios įmonės darbuotojais geriau būti? A ar B? A. A? Nu gerai, kas už A? Kas norėtų dirbti A įmonėje? Atlyginimas, tarkim, yra vienodas. A ir B tas pats. Atlyginimas dirba tą patį darbą. Nu gerai, suskaičiuosiu aš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 už A. Kas norėtų labiau dirbti įmonėje B? Nu gerai, kodėl įmonėje A geriau dirba? Pastovus darbas. Jo, taip. Dar. Jo, nebankrutuos, neprarasim darbų, labai gerai. O kas čia atsakė du, būtent, taip? Kad įmonėje B yra geriau dirbti. Čia Justas jūsų vardas? Justas, taip. Nerodom pirštais, bet Justas pasakė, kad įmonėje B. Gerai, bet jūs geri turbūt argumentai bus, pasakyti. Atlyginimas vienodas, koks skirtumas. Bet rizikuoja daugiau, bet nežinau. Nu, kažkodėl tai jūs kaip pasirinkot, nu kaip, jūs žinot, kodėl pasirinkot? Gražesnė konkurencija bus ieškant darbo vietos dėl to, kad kaip ir iš čia dauguma ją ieškodami paslaugų darbo, nu tai va. Nu, dar tokio argumento per visą savo dėstymą negirdėjau, nu, bet labai geras, gerai. Iš tikrųjų, B įmonėje, taip, jeigu tai nėra ten kažkoks tai, nu, nežinau, sekundės bankas, kuris ten pririnko lėšų ir toj pasislėps ar bankrutuos, taip, jeigu įmonė iš tikrųjų pasiskolinusi yra tiek pinigų verslo plėtrai, taip, ne šiaip kažkam, tai verslo plėtrai, tai įmonėje B yra didesnės perspektyvos, ta prasme, jų augimo greitis yra žymiai didesnis tos įmonės. Ir jeigu jūs siekiat kažkokios tai labai aktyvios karjeros, tai įmonėje B žymiai bus didesnės galimybės, nes įmonė B, jeigu jinai taip ir augs, tai jos augimo greitis yra 3 kart greitesnis negu įmonės A. Bet ten yra didesnė rizika. Kaip jūsų vardas? Kaip? Lonita? Lonita? Gerai, Lonita, kaip teisingai pasakė, jeigu įmonė B yra didesnė tikimybė, kad bankrutuos ir prarasi darbą, tai čia tikrai yra taip, bet iš kitos pusės ir karjeros galimybės yra didesnės. Ir čia turbūt Justas sakė, kas nerizikuoja, tas negeria šampano, nu tai va čia įmonė B pasakas, taip? Taip, tai kokią išvadą galim padaryti? Iš viso šitos situacijos nagrinėjimo. Kad įmonės turi tam tikrų pliusų ir tam tikrų minusų. Jo, tam tikrų pliusų ir tam tikrų minusų. Ir tada labai svarbu, nusprendžiant, kurie įmonė yra geresnė, žinoti savo tikslus. Taip? Taip, kas mes esam? Ar mes esam savininkai? Ar mes esam bankas? Ar mes esam tos įmonės darbuotojai? Ar mes esam partneriai tos įmonės? Taip, tada mums kiekvieną kartą tas sprendimas, kurį įmonė yra geresnė, bus kitoks. Taip, tai labai yra svarbu ne tik tai viską žinoti, bet ir žinoti savo tikslus. Taip? Aišku, čia gerai, einam toliau. Gerai, kitas klausimas. Kas lemia riziką? Sudėtingas klausimas ir 4, kaip visada, atsakymai. A. Finansiniai sprendimai. Kas čia pasirinko? 1, 2, 3, 4, 5. B. Pinigų srautų tikimybė.
vienas. C. Planuojamas pelningumas. Vienas. D. Verslo sprendimai. 1, 2, 3, 4, 5. Tai laimėjau D šį kartą, ne C, kažkaip pasikeitė mūsų laimėtojas. Taip, daugiausiai balsų surinko D. Kaip manot, kuris teisingas? Kaip? Ne, iš tikrųjų B. Kaip jūsų vardas? Akvilė, Akvilė labai teisingai pasirinko. Ir labai retai, kas atsako šį klausimą teisingai, bet Akvilė tai šaunuoja. Visi, kai mes kalbam apie finansus, mes labai iškart ir pradedam kalbėti apie riziką. Nes finansai ir rizika yra du tokie neatsiejami dalykai. Ir jeigu jūs kalbate apie finansus ir niekada nepaminėjote rizikos, tai reiškia, kaip jūs mokykloje, tai iki tik tai, pirmoje ar antroje klasėje mokotės. Tai tiek jūs išmanote apie finansus. Nes jeigu jūs tik tai išmokot sudėti, atimti, padauginti, padalinti, tai finansuose iškart reikia pradėti kalbėti apie riziką. Todėl jau čia 4. klausime mes ir pradėjom kalbėti apie riziką. O kas tai yra rizika? Kaip jūs čia galite apibūdinti? Pasirinkimai kainuoja, pasekmės išaiškėja ateityje. Kaip? Ar čia jūs budriai apibūdinate? Kaip? Ne, jūs labai gerai pasakėte, aš tikrai neviskai išgirdau. Dar kartą. Pasirinkimai kainuoja, pasekmės išaiškėja ateityje. Visi pasirinkimai kainuoja, pasekmės iš jo. Labai gerai, taip? Dar kokie yra, tokie, kas tai yra galėtų būti rizika? Kas susiduria su rizika kasdien, pavyzdžiui? Nesusiduria niekada. Niekas, taip? Gyvenime nesusiduria su rizika. O kaip manot, rizika yra geras ar blogas dalykas? Justas mano, kad geras, taip, vienas yra. Kas mano, kad blogas? Bet šalia jūsų, kaip jūsų vardas, kolegas? Benas. Benas sakė, kad viskas kainuoja, tai aš tai suprantu, rizika ta kainuoja. O kaip manot, riziką reikia geriau siekti, kad rizika padidėtų, ar geriau, kad sumažinti riziką, išvengti rizikos? Sumažinti. Kas už tai, kad mažinti reikia riziką? Dauguma. Tai tada rizika išeina, kad labiau neigiamas dalykas, jeigu mažinti. Jie neturi būti, bet jas neturi daug. Aha, turi. Čia kažkaip jūs tas jau keičia nuomonę, gerai. Tai turi būti, bet neturi būti daug. Iš tikrųjų, Benas labai čia teisingai kažkaip tai tą linkmę mąsto. Rizika tai iš tikrųjų yra tam tikro neigiamo įvykio tikimybė. Tai reiškia, kad įvykiai susiklostys ne taip, kaip mes esame suplanavę. Taip? Ir finansuose, tai mes su rizika susiduriam kasdien, kiekvienas iš mūsų susiduria gyvenime su rizika, taip? Bet finansuose ta rizika, arba kaip jinai pamatuojama ta rizika, taip? Tai pamatuojama tais nuostoliais, kurias mes galim patirti, jeigu įvykiai susiklostys nes taip, kaip mes suplanavome. Taip? O kaip manote, kodėl mes kalbam visada, kai kalbam apie finansus ir kalbam apie riziką? O kaip manote, ar skiriasi, yra apskaita ir finansai? Ar čia skiriasi šitie dalykai, ar čia yra tas pats? Yra įmonėse vyr finansininkas ir vyr buhalteris. Ar čia taip šiaip pasivadino save taip? Vieniems vienas pavadinimas labiau patinka, kitiems kitas. Ar čia iš tikrųjų skiriasi tie dalykai? Kas mano, kad vyr finansininkas iš tikrųjų ir vyr buhalteris tai daro tą patį? Ne. Skirtingus dalykus. O jeigu įmonėje yra tik tai vienas žmogus, arba tą patį daro. Nesvarbu, kaip pavadintas, tai finansininkas ar buhalteris. O ko skiriasi tada apskaita nuo finansų? Ar nesiskiria?
Bet manot, kad skiriasi. Kažką tai gal žinau, bet Kaip? Kas? Nu, sakyk. Nu, drąsiau, čia gerai. Lanita? Buhalteris, tai popierius tvarko. Tai buhalteris tvarko popierius, o finansininkas ką daro? Pinigus skaičiuoja. O buhalteris neskaičiuoja. Ten labiau su popieriais jis. Su popieriais. Dokumentas. Gerai, jau toks yra pasiūlymas. Nu gerai, o tada finansininkas ką daro? Jis jau ne su popieriais. Nu, vaikinai, ką? Manote apie finansininkus buvo. Nu, va, dirbsit, pabaigsit finansų inžinieriją, dirbsit finansininkus. Kaip? Pelną. Aha. O buhalteris ką skaičiuoja? Irgi pelną. Tai tą patį. Finansininkas ieško būdų, kaip tą visą pelną padidinti, o buhalteris suskaičiuoja esamą pelną ir jį paskirsto. Taip, ne? Labai gerai. Gerai, čia geras pasiūlymas, super. Dar? Ar papildysit ką? Nu, labai teisingai mąsto, taip? Iš tikrųjų, apskaita ir finansai skiriasi labai, bet esminis yra skirtumas čia. Jeigu mes esam, čia laikas, taip? Jeigu mes esam čia, dabartiniu momentu, dabar. Tai, kaip? Ne, mes tai čia yra laikas, kur mes esame. Tai apskaita visą laiką žiūri retrospektyviai, atgal. Įvyko kažkoks tai įvykis, taip, finansinis, jie užfiksavo apskaitoje. Taip, pardavė prekės, gavo sąskaitą faktūrą, apmokėjo, užfiksavo apskaitoje. Ir apskaitos pagrindinės užduotis – sukaupti informaciją dabartiniam momentui, va čia, tam, kad mes žinotumėt, kokia įmonė yra situacija. Taip, tai čia yra apskaitos užduotis. Visus duomenys, kurie yra praeity, įvyko, finansai, jie visą laiką žiūri į ateitį. Visi finansiniai sprendimai, jų rezultatas paaiškės ateityje. Taip? Mes šiandien turim priimti sprendimą finansuose, kuris rezultatas tik tai paaiškės ateityje. Na, tarkim, ta ateitis gali būti gana ilga, nes jeigu, tarkim, mes statom atominę elektrinę, tai ten pinigų srautai skaičiuojami 80 metų. Tai ta ateitis, po kurio mes pamatysim tą finansinį sprendimą, ar jisai pasiteisino ar ne, bus po daug metų. Taip, todėl visi finansiniai sprendimai yra rizikingi, nes priimant finansinį sprendimą mes susiduriam su neapibrėžtim. Taip, ateities mes nežinome, mes galim tik tai įsivaizduoti arba numatyti, ką mes galėtume ten padaryti. Bet atsimenat, aš pačioj pradžioje sakiau, finansus yra labai svarbu mokėti prognozuoti. Tam, kai mes darėm šuliukus, taip, tai kas kuo tiksliau suprognozavo, tas yra labai ten preciziškai galėtų į finansus jau intuityviai įti. Taip, tai visi finansiniai sprendimai daromi neapibrėžties sąlygomis. Todėl visi finansiniai sprendimai yra rizikingi. Taip? Ir priimant bet kokį finansinį sprendimą, mes visada turim palyginti du pagrindinius dalykus. Taip, tai yra pelną, kurį gausim iš finansinių sprendimų, ir ta rizika, kurią mes patirsim. Taip? Jeigu tas pelnas atperka mums tą patiriamą riziką, taip, tada tas sprendimas gali būti priimtas. Taip, mes visada tuos dalykus turėtume sulyginti. Ir yra toks mokslininkas, Harry Markowitz. Tai iki šiol yra gyvas, jis yra iš vis amerikietis, bet iš pavardės tai čia kažkur tai iš Europos yra kilęs. Taip, kuris 52 metais parašė savo tokį vieną straipsnį, už kurį 90 metais gavo Nobelio premiją. Taip, jisai buvo pirmas, kuris tuos dalykus, pelną ir riziką, kažkaip tai subendramatino, išvedė tokią priklausomybę. Taip, nes
kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Arba riziką reikia mažinti ar didinti. Taip, nes nuo to tada priklauso. Ar pelnas tada didėja ar mažėja. Nu, tarkim, jeigu mes mažinam riziką, kaip manote, pelnas didės ar mažės? Mažės. Mažinam riziką, pelnas mažėja. Kaip išlieka? Tas pats. Jeigu žinai, ką darai. Dar kokie pasirinkai. O jeigu didinsim riziką, pelnas didės ar mažės? Galbūt yra šansas, kad didės. Kaip? Galbūt yra šansas, kad didės. Didės šansas. Iš tikrųjų buvo teisė čia. Kažkaip atsakė. Nu gerai, tai Markovicas, kas pirmas, čia yra pelningumas matuojamas, o rizika dažniausiai matuojama tokiu standartiniu nuokrypiu, tokia yra raidelė sigma. Žinau, kažkada tada matuojant, nenaudojant tokios raidelės. Taip, nu ką Markovic darė? Jisai, tarkim, šiaip tai jisai pirmas investicinį portfelį nagrinėjo, tai tarkim, jisai turi tam kažkokią tai sumą pinigų, nu tarkim, $1 000 ir nori investuoti į tam tikrą vertybinių popierių portfelį. Tarkim, į 4 akcijas. Tai kiekvieną kartą tas gali būti paskirstyta įvairiai. Pavyzdžiui, pusė lėšų į pirmą akciją, pusė lėšų, trečdalį lėšų į antrą akciją, trečdalis lėšų mažiau, 10% į trečią akciją, 10% į ketvirtą akciją. Bet taip kiekvieną kartą paskirstant skirtingom proporcijom mes visada gausim kažkokį tai skirtingą investicinį rezultatą. Nu ir Markovic darė labai daug bandymų ir jam išėjo toks vadinamų, mes tai vadinam investiciniu portfeliu, angliškai tai vadinasi Markovic umbrella, skėtis, nes panašu biškį skėtė. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaip? Tai reiškia, kad visas tas debesėlis yra susideda iš tokių taškų, daug variantų, nes kiekvienas yra taškas, tai yra kita portfelio sąranga. Šitas taškas tai bus 0,2, į pirmą akciją 20%, 20% į antrą, tai 30% į trečią akciją, 30% į ketvirtą. Čia dar kažkoks tai kitas variantas. Ir kiekvienas tas taškas yra, reiškia, vis kitokį portfelį ir vis kitokį tada pelningumą ir vis kitokią riziką. Nu ir ką Markovic pastebėjo, kad yra tokie portfeliai arba tokios sąrankos, tarkim, va čia, ir mes visada galim rasti už šitą geresnį portfelį, kuris duos su tą patį pelningumą, su mažesnė rizika. Arba taip, arba su ta pačia rizika mes galim pasiekti didesnį pelningumą. Nors jis tada suprato, kad visi tie portfeliai, investiciniai portfeliai, iš kurių mes galim rinktis, jie iš tikrųjų, nors jų variantų yra labai daug, bet iš tikrųjų jie yra va šitoj va linijai. Tai vadinamai indiferentiškumo. Taip. Ir ta kreivė mums ir parodo, kad kuo didesnio pelno mes siekiame, tuo turime prisijimti didesnę riziką. Visą laiką taip yra finansuose. Arba atvirkščiai, kuo su didesnė rizika mes investuojame, taip, tuo turi būti didesnė pelno kompensacija už padidintą riziką. Taip, visą laiką tas turėtų būti. Ir ta priklausomybė, jeigu teisingai, Anita ir sakė, kad jeigu mes mažinsim riziką, tai pelnas irgi mažės.
negalima pasakyti, kad rizika yra neigiamas dalykas, nes rizika leidžia pasiekti didesnį pelną. Dabar visas tas mūsų gulbėčioji linija tai irgi susideda iš atskirų taškų ir tam atskirame taške tai irgi tam yra tam tikras investicinis portfelis arba investicinė portfelio sąranga. Nu tai dabar iš jų irgi reikia kažkaip tai pasirinkti. Taip, kaip vyksta tas pasirinkimas, taip? Nes kiekvienas investuotojas turi savo naudingumo funkciją, taip vadinama, jeigu girdėjot. Taip, ir tada tame taške, kur mes tą naudingumo funkciją liečiasi su gulbėčioje linija, tai ten yra tas optimaliausias sprendimas tam investuotojui. Dabar kaip tą naudingumo funkciją nustatyti, taip? Nes visi investuotojai yra labai skirtingi. Yra tokie investuotojai, kurie vengia rizikos, pavyzdžiui, valstybės pensijų fondai kažkokie tai, nes jų pirmas yra tikslas išsaugoti lėšas, o ką reiškia išsaugoti lėšas? Reiškia, rizika yra minimali, o antras tik tai uždirbti pinigus, taip? Tai čia yra taip vadinami rizikos vengiantis investuotojai, taip? Šitoje vietoje yra rizikos siekiantis investuotojai, tai dažniausiai jie prekiauja vertybinių popierių biržoje, žino, kad jie gali prarasti daug pinigų, jie rizikuoja, bet iš kitos pusės jie žino, kad jeigu rizikuos, tai yra labai didelė tikimybė, nu ne didelė tikimybė, bet yra tikimybė, kad jie uždirbs tam tikrus pinigus. Tai jeigu šitoje pusėje yra investuotojai, kurie vengia rizikos, yra investuotojai, kurie siekia rizikos, dabar yra investuotojai, kurie yra tokie vidutiniškai priima riziką. Taip? Ir mūsų kiekvienas tas sprendimas priklauso nuo mūsų individualaus požiūrio į riziką. Kaip mes patys tą riziką prisiimam, kaip mes ją suvokiam. Ir čia atsirado toks, pradėjo nagrinėti, kaip nustatyti tą naudingumo funkciją, kaip tą riziką išvis įvertinti. Atsirado nauja tokia finansų mokslo atšaka, vadinasi behavioral finance arba finansų psichologija lietuviškai, kaip priimami tokie finansiniai sprendimai. Nu ir kasgi ten paaiškėjo, kad iš tikrųjų mūsų suvokimas rizikos priklauso ne nuo kažkokių tai finansinių rodiklių arba finansinių duomenų, kuriuos mes pasiekėm tam, kad priimti finansinį sprendimą, o nuo mūsų kažkokių tai vidinių arba psichologinių nuostatų. Taip? Yra ten padaryti tyrimai, kad yra grupė žmonių, kurie labiau linkę rizikuoti. Pavyzdžiui, vyrai yra labiau linkę rizikuoti negu moteris. Jaunesni žmonės yra labiau linkę rizikuoti negu vyresni žmonės. Labai priklauso nuo to, kokia mūsų yra finansinė padėtis. Arba mes stabili, arba ne. Taip, jeigu nestabili, tai mes labiau linkę rizikuoti. Jeigu stabili, tai mums yra ką prarasti, mes mažiau linkę rizikuoti. Kažkada tai Verslo žinios darė tyrimą kaip pagal zodiako ženklus, taip, kurie zodiako ženklai labiau linkę rizikuoti, tada dar Vilniaus vertybinių popierių biržoje, tai nustatė, kad mergelės labiau linkę rizikuoti iš visų brokerių prekiaujančių. Taip, tai jeigu ir tas mūsų sprendimas, ar mes šiandien linkę rizikuoti ar ne, labai priklauso nuo mūsų, čia mes priimam sprendimą iš ryto, vakare, ar mes esame optimistai ar pesimistai. Ir net šitoj grupėj, tarkim, jeigu aš padalinčiau į 3 dalis, kur investuotojai vengia rizikos, vidutiniškai priima riziką ir linkia rizikuoti. Ir dabar, jeigu mes paklaustume, kaip šiandien, jeigu jūs priimtumėt sprendimą dėl investicijų, kurioje jūs dalyje atsidurtumėt, 1, 2 ir 3? Antroji. Ir vidurį, ar čia kažkokius vienas taškas yra jūratė. Čia. Gerai? Gerai. Čia vaikinai. Kaip? Nu, sakykit. Per vidurį. Va čia. Jūs? Panašiai buvo. Šalia. Ar labiau rizikuoti? Ir to galit pasikeisti čia. Tai šiam momentui. Gerai? Per vidurį. Per vidurį, aklylę per vidurį. Gerai. Per vidurį. Čia. Gerai. Vidury.
Nu, įsivaizduoti, kaip. Tai turbūt per patį į vidurį. Į vidurį, čia irgi. Aha. Aukščiau vidurio. O jūs aukščiau vidurį, čia. Čia. Ar mažiau? Aukščiau. Aukščiau, čia. Taip. Gerai. Tai Ten prie galo, tai čia. va čia. Okei, taip. Na, plius minus ten bus kur Justas. Aha, Justas čia. Benas čia su Justu. Aukščiau vidurio. Aukščiau vidurio, tai va čia. Čia. Ar dar? Ne. Gerai. Ir ten panašiai. Aha. Ką tai parodo? Dabar žiūrėkite, mūsų auditorijos tai pasiskirstė, mūsų požiūris į riziką pasiskirstė taip. Ką tai reiškia? Nes jeigu mes būtumėt valdybos nariai ir mums reikėtų priimti sprendimą kažkokį tai finansinį, tai to finansinio sprendimo rizika konverguotųsi arba sueitų kažkokį tai mūsų nuomonių vidurkį arba kaip mes priimam riziką. Taip, tai vat įsivaizduoti, kur čia mes vidutiniškai mūsų sprendimas būtų čia. Ką tai reiškia? Arba kokią išvadą iš to galim padaryti. Nes įmonės, kur sprendimas priimamas kolegialiai, taip, daug žmonių dalyvauja sprendime, nu, pavyzdžiui, čia bankai, didelės įmonės, tai ten dažniausiai rizika yra mažesnė. Nes kuo daugiau žmonių dalyvauja, tuo rizika sprendimo mažėja, nes vidutiniškai apskaičiuojama ta rizika, kurį jie gali priimti. Taip įvyksta stambiuose įmonėse. Smulkiuose įmonėse, kur akcininkas, savininkas pats yra ir valdytojas ir priima tos sprendimus, ir jisai jau kaip verslininkas ir taip yra toj grupiai, kuri yra linkusi rizikuoti, nes kitaip jisai nepradėtų to verslo, tai sprendimai yra žymiai rizikingesni. Ir tai parodo ir įmonių finansiniai rezultatai. Nes smulkių įmonių visi finansiniai rodikliai, ten pelningumo, apyvartumo, efektyvumo yra žymiai aukštesni. Taip, jie uždirba daugiau pinigų, daugiau pelno ir taip toliau, bet tarp jų ir žymiai daugiau bankrotų. Rizika yra didesnė. Stambesnėse įmonėse pelningumas... Baigti turim? 2 minutės liko. Taip, tai pelningumas yra žymiai mažesnės, bet tarp jų ir bankrotų žymiai mažiau. Supratot, jeigu sprendimas priimamas didelioje įmonėje, tai ten bus mažesnė rizika sprendimo. Kuo mažesnė įmonėje, didesnė sprendimo rizika. Gerai, tai mūsų tos finansinė rizika lemia pinigų srautų tikimybę, taip, nes visi, kai mes įvertinam užbaigsim testą, ar ne? Jūs jau norite eiti namo. Kaip užbaigsim? Nenufilmuos. Minutė. Gerai. Ja, tai jeigu mes esam čia, dabar, ir priimam sprendimą į ateitį, taip? Tai mes turim ką? Vertinti tos pinigų srautus. Tarkim, mes priimam šiandien sprendimą, kad investuosim 1000 eurų. Taip, investavom 1000 eurų ir žiūrim, kad pirmais metais grąža bus ten su minusu, nes investavom, pavyzdžiui, plus 100 eurų. Antrais metais bus plus 700 eurų. Trečiais metais bus plus 800 eurų. Tai čia yra vadinasi pinigų srautai, taip, kurias mes prognozuojam į ateitį. Kuo ilgesniam laikui mes prognozuojam pinigų srautus, tuo jų rizika yra didesnė, taip, nes kuo labiau į ateitį, tuo ateitis yra neapibrėžta ir rizika yra didesnė. Taip? Tai mūsų tos visų mūsų sprendimų rizika kaip lemia mūsų pinigų srautų tikimybę, nes kuo ilgesniam laikui mes prognozuojam. Kuris būdas pirkėjų yra rizikingas. Pinigai ryte, kėdės vakare. Kas pasirinko šitą? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai. B. 1. C. 1, 2, 3. D. Niekas nepasirinko. Iš tikrųjų, teisingas atsakymas yra
A. Taip. Čia lengviausias buvo, ne? Gerai. Kodėl manote, kad pinigai ryte kėdės vakare yra rizikingas sprendimas? Kaip? Nežinai, prekė kaip atrodo, gali būti sulūžus tas prekė. Taip. Pinigus tai šiandien sumokėjai, Taip. o prekę arba gausi vakare tik tai. Tai ir kuo yra ilgesnis tas laikotarpis, kai tarp pinigų mokėjimo ir gavimo, tuo rizika yra didesnė. Kas atsakė B, tai tas nepasiskaitė turbūt, nes tas variantas kam yra rizikingas? Ne pirkėjų, o pardavėjai. Taip. Variantas C ir D jokios čia įtaikos neturi, nes ir vienu ir kitu atveju mes galime mokėti ir grynais ar pavedimu. Skolinimą yra didesnė už debitorinis? 4, 5, gerai. C, A ir B teisingi. 1, 2, 3. D, nėra atsakymų. Taip, tai laimėjo C ir D, jau vienodai balsus surinko po 5, bet iš tikrųjų... Kaip? D. O kas žino, kuo skiriasi kreditorinis įskolinimai nuo debitorinių? Aš apie debitorius tai nieko nežinau. O apie kreditorinis? Nu, tai jie prie paskolą. Kaip? Paskolą paėmė. Nu, kreditą pasiėmė. Įmonė vykdydama savo veiklą gali būti, turėti dviejų tipų įsiskolinimus. Tai pirma, kai įmonė pati yra skolinga kažkam. Taip? Tie įsiskolinimai vadinasi kaip kreditoriniai. Taip, mes skolingi kreditoriai. O antras įsiskolinimų tipas, tai kai įmoniai yra skolingi, pirkėjai, tarkim. Nupirko prekes, mes prekes pristatėm, bet jie dar nesumokėjo. Tai tie įsiskolinimai vadinasi debitoriniai įsiskolinimai. Ir aišku, įmonės būklė yra komplikuota tada, kai kreditoriniai įsiskolinimai žymiai viršyje debitorinius įsiskolinimus. Taip? Gerai, 7 klausimas. Ką reiškia įmonės likvidumas? A. Įmonė bankrutuoja. 1. Gerai. B. Įmonė nutraukia savo veiklą. 1, 2, 3, 4. Gerai. C. Gebėjimą padengti savo įsipareigojimus. 1, 2, 3, 4, 5. D. Įmonė išparduoda savo turtą. 1, 2. Gerai, teisingas atsakymas yra C. Čia jūsų painiojo toks žodis, yra 2 žodžiai tokie. Likvidumas ir likvidavimas. Jaučiat skirtumą ar nelabai? Tai likvidavimas yra susijęs su A, B ir D. Taip? Tai dažniausiai, kai įmonė yra likviduojama, tai įmonė bankrutuoja, jinai nutraukia savo veiklą ir išparduoda savo turtą. Tai čia likviduojama įmonė. Likvidumas tai yra labai teigiama sąvoka finansuose ir labai yra gerai priimama. Likvidumas reiškia, kaip greitai mes galim paversti turimą turtą pinigais. Taip? Pavyzdžiui, kai sakoma, nekilnojamo turto rinka yra likvidi. Tai nereiškia, kad jinai uždaroma yra, o kad tai reiškia, kad ten vyksta, yra aktyvi labai prekyba ir mes visada galim rasti pirkėjus arba pardavėjus, kurie gali pirkti arba parduoti tą nekilnojamą turtą. Tai kuo yra didesnis įmonės likvidumas, tuo yra geriau. Gerai, 8. Taip vadinama įmonė su mažomis atsargomis. A. Nemoki. Kas pasirinko? Niekas. Mažai moki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gerai, 8. C. Moki. Gerai, 1. D. Labai moki. 2. Iš tikrųjų, teisingas atsakymas yra B. Mažai moki. Jo, nes atsargos, kaip ir įmonės atsargos, kaip ir pinigai, priskiriami prie trumpalaikio turto. Tai atsargos yra tas turtas, kuris greičiausiai gali būti paverstas pinigais ir apmokėtos įmonės skolos. Tai įmonės mokumas didėja. Tai kuo mes mažiau turim atsargų, tuo mažiau mes galim
ir esam mokus. Taip, tai atsakymas teisingas B mokėti. Gerai. Kuris šaltinis yra kapitalo vidinio poreikio tenkinimas? Taip. A. Ilgalaikė paskola. 1, 2, 3. Gerai. Nepaskirstyto pelno prieaugis. 1, 2. C. Trumpalaikė paskola. 1, 2, 3. Gerai. Ir D. Nėra atsakymų. 1, 2, 3, 4, 5. Ne. Iš tikrųjų, dėl laimėjo, bet iš tikrųjų yra atsakymas, tai nepaskirstyto pelno prieaugis. Taip, čia A ir C atsakymai, tai yra išorinio finansavimo šaltiniai. Taip, vienintelis yra vidinio finansavimo šaltinis, tai yra čia nepaskirstyto pelno prieaugis. Taip, tai čia iš pelno prieaugio mes galime didinti įmonės kapitalą. Nu ir paskutinis klausimas, ką rodo lūžio taškas? A. Bendrąjį pelną. Tai 2. C. Marža. 1, 2. B. Marža. 1, 2, 3. C. Maksimalų pelną lygu nuliai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D. Nenustolingumą. 1, 2. Iš tikrųjų atsakymas teisingas yra D. Taip, lūžio taškas tai yra nenustolingumo taškas arba kiek įmonė turi produkcijos pagaminti, kad jau pelnas nebūtų nei pelno, nei nuostolių. Taip, tai nenustolingumo taškas. Bet ne maksimalus pelnas lygus nuliui. Taip, tai yra čia tas pelnas, maksimalus pelnas, tai kiek įmonė gali pagaminti tam tikros produkcijos. Nu gerai, tai dabar suskaičiuokit, kiek jūs gavot iš tikrųjų įvertinimo. Kaip? 4. Tas gavo daugiau negu tikėjus. 1, 2, 3, 4. Kas teisingai atsakė į 10? Ne. Į 8. Ne. Į 6. Į 5. 1. Nu gerai, tai čia daugiausia. Kaip? Tai nesakė. 6. Nu 6, tai gerai. Kas į 4? Kas į 3? Vienas į 4. Jis į 4? Kaip? Kiek į 4 pas mus? Ne, neužteks. O 5 kas dar? Ne, nėra. 5 tai pas mus 2 ir 3. Gerai, dar trumėlė, kas iš tikrųjų finansų inžinierija yra. Tai finansų inžinierija žengia žymiai toliau negu finansai. Taip. Ir finansų pirmą kartą savoka atsirado, pirmos programos finansų inžinierijos atsirado tik 90 metais. Tai pas mus Lietuvoje atsirado 2014 metais, tai mes labai kaip ir atsiliekam. Tai ir pirmą kartą ES dokumentuose buvo panaudota savoka finansų inžinierija 2006 metais. Taip. Tai labiausiai yra siejama su išvestinėmis vertybinėmis priemonėmis, kurios yra labai naujoviškos. Taip, pavyzdžiui, kažkokias tai nekilnojamojo turto, taip, išvestiniai vertybiniai popieriai, taip, arba oro taršos išvestiniai vertybiniai popieriai, ten žemės ūkio turizmo sektoriaus išvestiniai vertybiniai popieriai. Su visom tom priemonėm ir finansų inžinierija ir turi reikalų įvairiausių. Taip, tai vienas iš tokių finansų inžinierijos produktas yra verslo angelai. Ar girdėtų nors apie verslo angelus? Tai yra tie žmonės, kurie investuoja į labai rizikingus verslus. Taip, tai yra tie, kaip Justas ten labai linkia rizikuoti. Taip, ir ieško tokių verslų, kur niekas kitas neinvestuoja, o tai verslo angelai, bet jie savo patirtimi padeda tą verslą vystyti. Taip.
Tai pagrindinė tiesiogiai susijusi veikla tai yra finansinių reiškinių analizavimas, finansų sistemos plėtra, finansinių sprendimų priėmimas ir naujų investavimo strategijų kūrimas. Taip, jeigu pabaigsit programą finansų inžineriją, kuo galėsit būti? Tai aišku, priimti finansinius sprendimus, tai galėsit būti finansų analitikais, finansininkais, finansinių instrumentų valdytojais ir finansinių inovacijų kūrėjais. Nu ir kur galėsit dirbti? Tai aišku, visose finansinėse institucijose, tai pradedant nuo bankų, kredito unijų, draudimo įmonių, finansinių tarpininkų, finansinių brokerių, valstybinėse įstaigose, pavyzdžiui, Lietuvos banke, kuris yra bankų bankas pagrindinis, taip, ir taip pat yra privačiuose verslo struktūrose arba būti verslo angelais, investuoti į labai rizikingus verslus. Nu, ir jeigu nuspręsit stoti, tai kokių dalykų reikia mokytis tai jau dabar, tam, kad įstoti, tai yra, aišku, matematika, antroje vietoje istorija, reikia pasirinkti taip arba geografija, užsienio kalba, informacinės technologijos ir biologija, ir, aišku, lietuvių kalba ir literatūra. Taip. Tiek būtume apie finansų inžineriją, tai jeigu susidomėjote, tai laukime. Taip. Tai ačiū labai už dalyvavimą.